metė savo kailį ir pavirto dailiu jaunikaičiu. Bet senoji karalienė už durų patykojusi irgi matė, kaip vilkas pavirto jaunikaičiu. Tuoj jis sušaukė mergas, liepė užkurti virtuvėje krosnį ir įmesti į ugnį vilko kailį. Vos tik kailis ėmė spirgėti, jaunikaitis pašoko iš lovos, vėl pavirto baltu vilku ir kaip vėjas išūžė pro duris. Apsiverkė nuliūdusi karalaitė ir išėjo ieškoti savo jaunikaičio. Ėjo per girias, per tankumynus, niekur neatsekė nei kelio, nei takelio. Taip vaikščiojo pusę mėnesio, kol priėjo trobelę vidury girios. Eina į vidų, žiūri, vėjas sėdi ir skaito, klausė: vėjelė,